ne visi projektai sulaukia vienodo Seimo narių dėmesio. Taip, iš tikrųjų labai sudėtingas klausimas ir tikrai nesinori atskleidinėti arba, kaip sakyti, išnešti visų šiukšlių iš Seimo, bet iš ties daugybė klausimų labai skaudžių žmonėms, labai reikalingų žmonėms yra nustumiami, kai tik tai atsiranda koks nors alkoholio įstatymas, ar koks nors, sakykime, ten tabako įstatymas, ar energetikos projektas, kuriems visą laiką yra pirmumo teisė. Kaip pavyzdį galėčiau paminėti projektą, kurios svarstymų buvau tiesiog šokiruota, tai yra dėl neveiksnių asmenų. Tai buvo pateiktas siūlymas apie tai, kad neveiksnius asmenis teismuose turėtų atstovauti valstybės advokatas, kad pažymą turėtų pateikti ne tik medicinos įstaiga, bet ir socialiniai darbuotojai, kadangi nustatant neveiksnumą reikėtų įvertinti žmogaus socialinius įgūdžius. Deja, tiesiog, atsainiai šitas klausimas buvo, numestas, sakykime, permestas iš vieno komiteto į kitą komitetą ir taip ir nebuvo svarstomas. O čia manau, kad yra labai didžiulė bėda, dėl to, kad iš ties susidūriau su daugybė žmonių, kurių, ne tai, kad neveiksnių žmonių, bet tų organizacijų, kurios gina neveiksnių žmonių teises, liudijimais apie tai, kaip žmonės sužino po 10 metų, kad jiems giminaičiai buvo nustatę neveiksnumą, jiems už akių, nedalyvaujant teisme ir daugybė baisių, graudžių istorijų, kaip ypatingai, kada kalbam apie turtinius dalykus, nes neveiksnumą šiandien nustatyti Lietuvoje ganėtinai lengva, o tai neturėtų būti tokia paprasta procedūra, nes kalbame apie žmogaus teisų ribojimus, apie daugybę žmogaus teisų ribojimų ir tikrai turėtume pasižiūrėti atsakingai. Tai čia tik vienas pavyzdys to, ką manau, kad tikrai Seimas neturėtų numesti, neturėtų nustumti kitam ar dar kitam Seimui, jo labiau, kad šie klausimai nebuvo svarstomi Seime jau daugybę metų ir tikrai turėtų atsirasti vietos ir tokiems klausimams Seimo darbotvarkėje.